Sveiki, mes esam grupė Liūdni Slibinai ir linkim visiems pasaulio lietuviams, kad kuo mažiau lytų jūsų dūšia. Šitas festivalis yra neeilinis, ne bet koks festivalis ir labai gera, kad šiandien turim progą sudalyvauti. Iš tikrųjų tai yra festivalis su sąmonė ir su daug nuoširdumo. Mes tikiuosi dar sugrįšim. Gero laiko. Mūsų pasaulyje tikrai netiek daug, nors pasaulis nedidelis, bet mes tik 3,5 milijonų. Todėl negalima leisti savo prabangos, pamiršti, nepastebėti bent vieno lietuvio, ypač jauno, nesvarbu, kuris bebūtų. Todėl linkiu visiems, nesvarbu kur, kuo esate. Niekada nepamirškite, kad esate lietuviais ir kad jūs, tai lietuvis pasaulyje, jaunasis lietuvis pasaulyje, jūs Lietuvos ateitis pasaulyje. Sveikinu visus atvykusius čia ir labai ačiū visiems ir linkiu, kad lietuviams pasaulis visada būtų per mažas. Puikus renginys, puikiai suorganizuotas ir tikrai labai gražu, kai tiek jaunimo. Visko ko geriausia jaunimui. Viskas jų rankose, nebe mūsų. Mėly pasaulio lietuviai, svajokite atsakingai, svajonės pildosi. Viskas jūsų rankose. Sveiki, aš esu Tomas Brazauskas, knygų dizaineris ir noriu palinkėti jums būti savimi. Noriu palinkėti jums drąsos būti savimi. Brangus žmonės, aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate paplitę per visą pasaulį, nes aš niekados nesijaučiau priklausoma nuo vietos irgi. Ir keliaukit visaip kaip išoriškai, vidumi, neklausykit, ką jums šneka ir žinokit, kad mes visi kartu sudėjus visą laiką būsim didelė jėga. Sveiki pasaulio lietuviai, linkiu aš jums likti lietuviais, mylėti vieni kitus, nepamiršti kalbos ir netapti zombiais, būti kūrybingiem ir mylėti tai, ką daro. Girdėjau ką tik puikus pasirodymas ir galbūt kažką norėtumėte pridurti dar prie jo. Nuostabi šventė, nepakartojamas oras, man atrodo visiškai lietuviškas, linojo, bet labai gražiai. Ir gal tiesiog tiems visiems broliukams, lietuvaičiams, kurie keliauja po pasaulį ir ieško laimės, aš tai norėčiau palinkėti, kad raskit ją. Aš manau, kad jau daugelis rado, bet iki galo. Labą dieną, aš Dalia Ibelhauptaitė, režisierė ir Vilniaus miesto operos įkūrėja. Nuo savęs ir visų bohemiečių labai norėčiau palinkėti viso pasaulio lietuviams. Didelės drąsos būti savimi, labai daug kūrybinių idėjų, kūrybinių minčių, didelių siekių ir tai visada tikėti, kad svajonės išsipildys. Ir svarbiausiai, nepamirškite Lietuvos ir kad jūsų talentų ir jūsų proto čia visi labai laukia. Aš pasaulio lietuvių jaunimo susitikime su jau antrą kartą ir tikrai verta ir tikrai važiuosiu ateityje. Labai gerai, ačiū, tęskime. Buvo super faina ir iš tikrųjų lauksim sekančio renginio vėl. Buvo iš ties nuostabu girdėti įvairiausias idėjas, kurios jau buvo pamirštos ne vienus metus mūsų žymiai senesnėse galvose. Linkiu visiems būti persekiojams tokių žavių fotografų su barzda kaip šitas ponas, Rytis visą likusį gyvenimą. Nuostabus žmogus. Turėjome turbūt puikų laiką šitame susirinkime, tai linkiu visiems išvažiuoti laimingesniais, daugiau pasikrovusiais optimizmo ir energijos, kad iš tikrųjų mes būtume lietuviai ir galėtume tai sakyti iškeltą galvą ir turėtume visą laiką kur grįžti ir kuo didžiuotis. Sėkmės jums. Čia vėl labai gražu ir labai gera. Ir jeigu jums nepavyksta čia grįžti visam laikui, tai bent jau susitikime kas 2 metus ir praleiskim gerai laiką kartu. Susirinkim kuo dažniau, nebūtina tokia proga kažkur susirinkti. Tiesiog džiaukimės, kad esame lietuviai, didžiuokimės to, ką turim. Tai va, iki pasaulio lietuviai. Iki. Sveiki visi, labas rytas, labą dieną, labas vakaras, čia grupė Scamp ir linkėjimai visiems lietuviams visur, visam pasaulyje, kur bebūtumėt. Mes čia labai smagiai leidžiam laiką Harmonizacijos parke, pasaulio lietuvių jaunimo susitikime ir represent. Nepamirškit Lietuvos. kad jūsų būtų daug ir visur. Sveiki, aš Arnoldas Lukošius. Na ką, malonu, kad grįžote, malonu, kad esate. Išsiveškite Lietuvą su savim ir atvežkite šiek tiek daugiau gero užsienio Lietuvą. Iki.